Knygyne Vaga įsikūrusiame prekybos centre Europa neseniai praūžė neeilinis renginys Gyvoji biblioteka. Renginio tikslas – skatinti tarpusavio supratimą, toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms. Netradicinio renginio paslaptis labai paprasta. Tai nuoširdus ir atviras pokalbis su žmonėmis, apie kuriuos sklando stereotipai ar bendroji nežinia. Gyvoji biblioteka tai yra neformalus metodas, kuris suteikia žmonėms iš gatvės ar iš kažkokio renginio tiesiog praeiviams unikalią galimybę pabendrauti su tokiais žmonėm, su kuriais jie neturėtų progos dažniausiai susipažinti savo gyvenime. Tai ir įvairios tautinės mažumos, ir žmonės su psichikos sutrikimais, valgymo negalia, judėjimo negalia, ir religinės bendruomenės, taip pat ateistai ir panašiai. Tai yra bet kuris žmogus, kuris visuomenėje susiduria su stereotipais, jis gali tapti gyvąją knygą ir laužyti tuos stereotipus, tai yra bendrauti su skaitytojais, su tai žmonėmis, kurie turi kažkokį išankstinį neigiamą nusistatymą ir keisti pasaulį, daryti jį gražesniu. Projekto Gyvoji biblioteka programą kuruoja Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Pasak jos atstovų, gyvosios bibliotekos gerbėjų ratas sparčiai plečiasi, nes vis daugiau atsiranda žmonių drįstančių sulaužyti stereotipus apie visuomenės pažeidžiamas grupes. Dažnai pas mus ateina tokie gyvosios bibliotekos skeptikai, kurie malasi aplink bibliotekininkus, aplink mūsų stalą su katalogais ir sako, ne, čia neįdomu, čia nieko gero ir panašiai, bet mes jiems sakom, matai, kad ateik pas mus įrodyk, kad čia neįdomu, pasišnekėk su gyvąja knyga ir pamatysi. Mes vadinam juos ereliais. Jie pirma turi tokius didelius sparnus, kuriuos išskleidžia prieš visą tą stalą ir visiem mojuoja, bet paskui tas žmogus matai tiesiog kaip kalbėdamas, jis vis mažėja ir paskui išeina su didžiulė šypsena veide ir tokiam geram šokė ir sako, wow, buvo nerealu, aš ateisiu dar skaityti ir čia dalyvausiu ir toliau, tai bet kuriam skeptikui galiu pasakyti tą patį, ateikit ir pažiūrėkit, pasidalyvaukit ir tada sakykit, koks tai yra blogas dalykas, nes kol jūs nesate to padarę, tai yra vienas iš tų išankstinių nusistatymų, kuriuos mes čia ir griaunam. Artimiausi gyvosios bibliotekos renginiai vyks knygynuose Vaga lapkričio 18 dieną prekybos centre Mega Kaune ir gruodžio 10 dieną prekybos centre Europa Vilniuje.